Po skambių replikų apie juodaodžius Žalgirio legionierius Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vladas Grastas atvyksta pas Kauno merą. Oficialus vizito tikslas – išsiaiškinti, ar 2011-aisiais Lietuvoje organizuojamas Europos krepšinio čempionatas gali vykti Kaune. Esą arenai statyti pinigų kol kas nėra. Eurolygos vadovybė reikalauja čempionato metu turėti 2 arenas. Išgirdęs patikinimą, esą areną po 3 metų Kaunas turės, Grastas sukteli kalbą apie Žalgirio ateitį. O ją ilgametis krepšinio strategas sako matąs be Žalgirio legionierių, tarp kurių dauguma juodaodžiai. Dabar tas Braunas atvažiavo, iš 10 įmetė 4, sako, jis dabar neforma. Paklaustas, ar nesigailys per visą Lietuvą nuskambėjusių savo žodžių, kuriais juodaodžiai Žalgirio legionieriai pravardžiuojami ir apibūdinami kaip menkaverčiai, jokios naudos komandai neduodantys žaidėjai, Grastas tikino buvęs išprovokuotas. Truputį išprovokuotas, noriu pasakyti, kadangi žurnalistas taip pat padarė nusikaltimą. Jis prieš kalbėdamas turi pasakyti, kad bus įrašoma. Jis man šito nepasakė. Ir tai yra taip pat pagal žurnalistų etiką yra pažeidimas didelis. Vienas dalykas, aš neagitavau nei turguje atsistojęs, nei per televiziją, nei Vienybės aikštėje atsistojęs. Nepaisant Lietuvos krepšinio federacijos išplatinto atsiprašymo, kuriame Vladas Grastas tikina nesiekęs išreikšti neigiamo ar niekinančio požiūrio į juodaodžių rasės žmonės, Žmogaus teisų stebėjimo instituto pareiškimo sulaukusi generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Mes manome, kad tikrai yra pagristų abejonių galvoti, ar tai nėra nepakantus ir įžeidžiantis, niekinantis tam tikrą prasme pasisakymai dėl juodaodžių žaidėjų. Ir jeigu taip yra, iš tikrųjų, tada kyla atsakomybė numatyta baudžiamajame kodekse, lygiai taip pat yra numatytas draudimas diskriminuoti asmenis arba išreikšti tokį niekinantį požiūrį jų atžvilgių viešai ir Konstitucijoje. Įvertinti savo prezidento žodžius ruošiasi ir Lietuvos krepšinio federacija. Pas juos vadovas posto palikti, sako, nesiruošęs. Reporterė Edita Narkienė, Kaunas.